Labadiena, gerbiami komisijos nariai. Pradedama Kalvarijos savivaldybės šeimos stiprinimo komisijos posėdį. Kvorumas yra. Renata prisijungs vėliau. Neringa Kalvaitinė dėl svarbių aplinkybių negali dalyvauti. Taigi kvorumas yra ir reikėtų mums pradžioje pasitvirtinti darbotvarkę. Darbotvarkė susideda iš 4 klausimų. Dabar dar prieš tą darbotvarkės tvirtinimą iš tikrųjų labai atsiprašau visų komisijos narių, nes mes tarp institucijų bendradarbiavimo kuratorių suderinom, kad vyks posėdis penktadienį 14 valandą, bet kažkodėl vicemerė Skuolienė atėjo pas jūs ir posėdį dėl neaiškių aplinkybių nukėlė į 11 valandą. Tai kiti nežinom tos situacijos ir aš manyčiau, čia įviršino įgaliojimus ir tokių dalykų nereikėtų toleruoti ir jie neturėtų pasikartoti, nes posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, tai jo nėra komisijos pirmininko pavaduotojas, kuris nustato posėdžio vietą ir laiką. Taigi darbotvarkės pirmas klausimas būtų komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimas, antras klausimas komisijos sekretoriaus rinkimas, trečias klausimas 23 metų šeimos stiprinimo programos ataskaitoje projekto rengimas, ketvirtas 24 metų šeimos stiprinimo programos projektų rengimas ir kiti klausimai. Tai tokie yra darbotvarkė. Jeigu prieštaraujančių nebus pasiūlymų, tai gal bendrų sutarimų patvirtinkim šią darbotvarkę. Tvirtinam. Ačiū. Dabar komisijos, gal pirmiau truputėlį jūs kaip kuratorius ir buvęs pirmininkas truputėlį mus įvažiuokite į šitą darbą, kad mes tęstume jūsų pradėtus darbus ir nebūtų kažkokių tai Dėkui. Dabar jeigu pirmo klausimo komisijos pirmininko pavaduotojų rinkimas, aš siūlyčiau kažką siūlyti iš tarybos narių, kadangi pagal mūsų teisės aktus komisijos pirmininku turėtų būti tarybos narys. O pavaduotojų, nes pavaduotojas vaduoja pirmininką, jeigu pirmininkas serga ar atostogose. Tokiu atveju. Ir kitas dalykas, komisijos sekretorių yra daugiau tokių raštvedybos dalykų, tai jisai turėtų aš čia parengęs, kad sekretorius informuoja narius apie laiką, pateikia posėdžio darbotvarkę, parengia būtinus dokumentus, rašo posėdžio protokolą, pasirašo protokolą, organizuoja komisijos pasiūlymus, tuos visus siūlymus ir išvadų pateikimą Kalvarijos savivaldybės taryboje. Taip, kad gal tas sekretorius, mano čia tik tai nuomonė, būtų geriau iš savivaldybės darbuotojų, o komisijos pirmininko pavaduotojas būtų geriau iš tarybos narių. Bet tai čia yra mano asmeninė nuomonė. Tai gerai tada. 3, 4. Ne, aš šitoj komisijoje aš neatstovauju. Tarybos nariai. Du tarybos nariai. Apsispręsti. Tu buvai šiaip pavaduotojų, ne prieš tai? Ne. Nebuvo? Kaip... Neringa man. Man atrodo, kad jūs Buvai, Laimonai. Patirties turit. Patirties jau turi. Nežinau. Čia sankiai, tai mes jau nešauksim kiekvieną ten savaitę, šiaip pagal visus nustatus. Jo, tai aš taip, kas dar sveikas ir reikia sušaukti. Kartą per pusę metų. Tai žinau, kad manyčiau, čia tikrai nes. Tai jeigu Laimonas sutinka, tai prabalsuojam ar bendru sutarimu. Tiesi, jo. Pradėti ir ties. Tai ačiū, sveikinau Laimonai. O sekretorium tai aš tai siūlyčiau Zeniu. Tai kitas klausimas dėl komisijos sekretoriaus rinkimų, tai aš ir pritarčiau
gerbiamas Zonius, jisai turi patirtį ir buvęs komisijos pirmininkas. Šis rytis jau kaip ten. Taip. Ir dabar jisai sekretorius yra iš tikrųjų, tai dabar dar kartą mes jį patvirtinam tų sekretorių ir jūs tada galėtumėte. Tada klausimas. Tai kad Zenonas būtų išrinktas sekretoriumi. Tai ačiū. Ačiū. Vienbalsiai. Ačiū. Ir sekantis klausimas - šeimos stiprinimo programos ataskaitos projektų rengimas. Tai gal jūs dabar... Dabar tais ataskaitas, kad nereikėtų daugiau man labai daug kalbėti, tai aš atsispausdinau ir gal padalinu jums, tai jūs truputį peržvelkit ir aš labai trumpai pristatysiu. Tai pirmiausiai, jeigu kalbant apie 23 metų šeimos stiprinimo politikos įgyvendinimą, tai daugiausiai, ko gero, diskusijų sukėlė programos priemonių planas ir aš labai trumpai apžvelgsiu, ką mes nuveikėme per praeitus kalendorinius metus. Tai patvirtinta buvo iš viso 40 000 mūsų šeimos skatinimo politikai ir iš tos 40 000 truputį buvo tokie koregavimai. Tai kūdikio krepšelis buvo skirta 4 000, tie 4 000 ir panaudota kūdikio krepšeliams, buvo išdalinta 40 kūdikio krepšelių, kadangi gimstamumas vis tiek po truputį mažėja. Toliau pirmokų pernai buvo keliais daugiau negu užpernai ir iš tų paskirtų 3 000 buvo išnaudota 2268 beveik eurai. Ir truputį tų pinigėlių liko 732 eurai, kuriuos bendro komisijos posėdžio metu sutarimu ir pritarta tarybos sprendimu buvo paskirta švenčių organizavimui. Toliau šeimų laisvalaikio erdvės kūrimais. Kaip žinote, praeitais metais buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelėje Suvalkų 25 Kalvarijoje ir iš 26 000 mums pavyko sutaupyti ir tos darbus atlikti už 24 000, 2 000 buvo sutaupyti. Toliau 7 000 tai buvo skaidyta į dvi dalis. Pirmoji dalis buvo panaudota rugsėjo 1 švenčių organizavimui ir antroji dalis buvo panaudota naujametiniams renginiams paremti. Iš viso buvo paskirta 7 000 ir tai sutaupytas lėšas pervedus būtent į šitą ketvirtą grafą, į ketvirtą eilutę išnaudota buvo 9 732 eurai. Tai tokie pagrindiniai aspektai pernai metų šeimos stiprinimo programos vykdymo ataskaitoje. Visa ataskaita pateikta paskutinėme puslapyje, galit truputį pastudijuoti ir jeigu kils klausimų, aš atsakysiu. Dabar klausimėlis šią ataskaitą, tai dabar dar rengiama, dar nėra pilnai parengta. Ji jau pilnumoj parengta, reikia mūsų pritarimo ir aš tada kaip teisės aktą teiksiu Kalvarijos savivaldybės tarybai tvirtinimui. Supratau, nes čia taip ir parašyta, kad projektų rengimas. Taip, tai čia. Nes pirmiausia komisija turi Jeigu komisija šitam mano projektui pritars, aš jį, jeigu bus korekcijos, tai pakoreguosiu ir teiksiu Kalvarijos savivaldybės tarybai tvirtinimui. Aš tai tik tiek, kad man tas, aš nežinau, gal čia vėl aš kažką netaip suprantu, bet pats paskutinis sakinys, 23 metais programos priemonėmis pasinaudojo visi Kalvarijos savivaldybės gyventojai.
Čia gal turėtų... Ar visi? Galima išbraukti žodį visiems. Taip, gal visi ir nepasinaudojo. Gal pasinaudoju. Galima Tiesiog pasinaudoju Kalvarijos valdybės gyventojų gal, ne? Šiomis jo programos priemonėmis pasinaudojo Kalvarijos valdybės gyventojai. Taip, išmanatai to reformuoju. Gal, tik tas man pats žodis visi žinau. Taip. Visi žinai sakys, aš nepasinaudoju. Taip. Man tas žodis. Pritariu šitai pastabai. O šiaip tai, pinigai buvo skirti, jie krepšės. Ne, viskas jau įvykę ir čia. Nieko jau neišrasi. Jeigu neturite pastabų, tai pereinam. Tai gal tada pritariam, kad gerbiamas Zenonas galėtų rengti sprendimo projektą tarybai ir taryba tą ataskaitą patvirtinti. Mažai. Gerai, Tai pritariam. pritariam. Tik ką, ir aš galiu balsuoti. Drąsiai. Jūs, Marija, Aš irgi pritariu. ačiū vienbalsiai. Tai ketvirtas klausimas, 2024 metų šeimų stiprinimo programos projektų rengimas. Tai aš truputėlį tokią preambulę sakysiu. Dabar mes turim 23 metų. Manyčiau taip pat, sakykime, reikėtų tęsti, kas čia buvo pradėta, ten mokytos krepšelis, kiti dalykai ir reikėtų mums pagalvoti ir pasiūlyti ir galbūt iš visuomenės kažkokią tai apklausą tokią padaryti, kuo daugiau paviešinti, kad veikia tokia komisija, kad galima padaryti tą ir tada surinkus tą bendrą tokį, pasiūlymų, idėjų spektrą, jo banką galėtume mes tą programą išplėsti. Ir ją paraginti, kad daugiau naudotųsi ir galbūt, kaip Renatas sako, galbūt ir tas žodis tada visi tiktų. Aš tai truputėlį jums pacituosiu, kas yra šeimos komisijos pagrindinis tikslas, mano manymu. Padėti įgyvendinti Kalvarijos savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankę aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, kad būtų užtikrinta šeimų gerovė, sukurta patraukli ir saugi aplinka, kokybiškos sąlygos gyventi ir auginti vaikus. Tai tokios čia bendraja prasme, bet mes nelabai galim ten įtakoti ir tų atlyginimų didesnių ar kažko, žinai, bet tokių dalykų sukoordinuot, nes daugelis, žinokit, iš tikrųjų žmonių ir nelabai žino tokių programų, kaip komisija. Aš turiu po patirtį, kad kitą kartą ir čia žmonį pasakiau, tai sako, čia yra tokia komisija, sakau, taip, aš esu jos pirmininkas. Taigi žinokit, kuo daugiau žmonių žinos apie šitą komisiją aplamai, apie savivaldybę, apie visą jos veiklą, apie tarybą, apie visus mūsų padarytus darbus, daromus ir ateities darbus, strateginius planus ir panašiai, tai toks, bus tinkamas atstovavimas mūsų savivaldybės gyventojams. Tai ačiū. Tai dėkui. Tai dabar kaip tai būtų efektyviausia įgyvendinti? Aš tai neatsiūlyčiau dabar galbūt, kai taryba jau patvirtins, tai patalpinti šitą ataskaitą viešai, kad jie kuo daugiau žinotų, sužinotų, paviešintų. Paviešinimu sunku pas mus. Paviešinimu, jo nėra tokių viešųjų ryšių. Visose srityse, ne tik tai mūsų komisijos, bet apskritai tas viešinimas, kad įdedi į puslapį, ten ar į Facebooką Kalvarijos savivaldybės, tai nereiškia, kad kažkas mato. Tai čia yra, Jo, aš tai manyčiau, reikėtų pasinaudoti ir mūsų tokių kaip regioninių laikraščių suvalkietis yra. Ir Marijampolės televizija, bet žinau, kad kitos savivaldybės randa tų pinigų lėšų kažkiek tai. Ir kiekvieno netgi individualiai darbas būtų irgi kažkiek pasidalinti ir paviešinti tam pačiam Facebook'e. Nėra, žinau, kad tokios didelės klaidos, kad jie apimtų, nes vienas
žiūri televiziją, kitas jos nežiūri, trečias laikas įskaito, ketvirtas neskaito Facebooką, ten, sakykime, vyresnio amžiaus žmonės, jiems jau ten galbūt sudėtinga socialiniai tinklai. Ir kas domisi, tai žinau, domisi, jisai randa, bet yra galybė žmonių, kurie nežino, iš tikrųjų, jie nedalyvauja rinkimuose netgi. Tie žmonės, kai kurie galėjo, pusė, sakykime. Bet vis tiek ją paviešinti reikėtų. Ją paviešinti reikėtų ir aš manyčiau, dar prie to pačio, kad nepamirščiau, reikėtų paprašyti informatikų ar administracijos direktoriaus, kad sukurtų tokį elektroninį paštą, kaip kitose savivaldybėse yra, sakykime, būtų toks pavyzdys šeima@kalvarija.lt. Taip, kad Ir kad jie galėtų parašyti pasiūlymus, kokias idėjas ir tada būtų įsitraukimas tų žmonių į tuos visus procesus. Prašau. Gerai, o tai tą elektroninį paštą, kas administruos, skaitys jūs? Nu, bet bent galės žmogus, kuris jisai išgirs tą informaciją, kad tokie dalykai vyksta, tai sakys, ką man dabar sakyti. Tada jam reikia paskelbti ir socialiniuose tinkluose ir kituose, kad galima teikti informaciją būtent elektroniniu paštu. Pirmininkas administruos. Tai kodėl ne? Ne, tai čia buvo klausimas. Nes aš dėl to, kad žmogus parašo, tai kažkas turi Ne, tai dabar tai mes pasakėjus sekretorius, kada gaus tą, žinau, tai pas paštas bus, tai prisijungimą galim padaryti ir aš turėsiu, žinai, kad padarysim, bet dar kažkas turi ir perskaityti. Aš manau, būtų su Zanu paadministruosiu. Ne, tai galima ir persiūs būtų tarkim, paplatinti. Jeigu aktualu. Ne, nu tai Teisingai, labai teisingai. tikriausiai, kad čia bus ta informacija nekonfidenciali ir tikriausiai galim turėti prisijungimą nuo tą slaptažodį ar kaip ten visi komisijos nariai. sakyčiau, gal geriausia persiūs, tarkim, yra kažkoks... Man persiūs, sakykime, ir aš tada jums iš karto persiūsiu. Bet jums aš persiūsiu ir merų, ir kitiems žmonėms, kad jie prieina sprendimus. Aš turiu pastabą truputį. O gal prieš teikimą tarybai reikėtų paviešinti mūsų šitą programą, nes kaip mes jau ją pasitvirtinsim, eiliniai gyventojai, kas iš to, kad jie teiks tuos pasiūlymus jau programą. Tai jau, žinot, kas yra mes programai, vis tiek jau ir lėšus, viskas yra patvirtinta. Ką gyventojai pateiks, jau bus ateičiai kitiem metam, kitam programai. Nes, tai aš kaip pristatysiu tą programą truputį pakalbėsiu. Dabar taryba patvirtys tą ataskaitą, bet dabar taryba tvirtins programą. Ir taip ir bet tai tą programą galima, sakykime, kitam tarybos posėdį patvirtinti. Galima, koreguoti galima. Aš tai siūlyčiau šitam artimesniam ar kitam, sakykime, tą patvirtinti jau praėjusių metų ir dar kitam jau surinkus kažkiek informacijos. Oi, atsiprašau. Galim patvirtinti šitą bendrai, jeigu bus korekcijos. Darysime mūsų posėdį ir pateiksim tarybai koregavimą. Bet jau balandis. Tai tada pritariu, iš tikrųjų, jau kiek įmanoma tada pasitvirtinkime, reikės koreguoti. Viešinam viską, įkeliam tą, pasistengėm. Manau, kad čia bus kažkokių radikalių pasiūlymų, kad dar reikėtų. Bet tai kur yra realūs, o bet sakykime. Aš manau, kad vis tiek jau balandis gausim tų pasiūlymų, manau, kitiem metam visus ten geriausia. Ten nebus tokio, kad jau čia ir dabar. Šiaip tai iš tikrųjų reikėtų, aš tai net pasiūlyčiau papildyti šitą 4 klausimą įrašant 24 metų, brūkšnelis 25 metų šeimos stiprinimo programos projektų rengimas. Sakykime, jis būtų parengtas ir kaip jūs sakote, jau pusė metų jau praėję, bet jisai ir į ateitį būtų parengtas ir kitie metai, nes kitos savivaldybės daro iš karto 2 metų, žinai, kaip jūs galvotumėte. Nemanau, kad būtina. Aš manau, kad gal... Vis tiek lėšos skiriamos kas metų. Tai išlys dar koksai žmogus kažką su savo kažkokia idėja ir... Kas metai, bet tiesiog tuos pasiūlymus, kad galėtumėm jau kitiem metam ruošti, kad būtų finansavimai. Reikia kaupti ir žiūrėti, ką mes galime.
O dabar aš tai siūlau steigti tą programą, kurią turim, nes iš tikrųjų laikas bėga, o paskui neįgyvendinsim ir reikia ir taip pirmokų krepšelė, paskui visi viešieji pirkimai ir viskas vyksta. Ir Kai būna lapkritį sprendžiam, ką daryti. paskui jau rugsėjo 1, o neturim ką vaikam pateikti ir su tom žaidimų aikštelėm, paskui, kad nereiktų gruodžio mėnesį daryti ir taip toliau. Aš tai siūlau, bet kad tom žaidimų aikštelėm šiemet pinigėlių nėra. Nelabai čia. Praėjusiais metais buvo 40, o dabar tik 14 16 800. Ten kažką nuėmė, nesakė, kažkas ten su tų žaidimų aikštelėm, su licencijos dabar turi būti reikalavimai ir taip toliau. Nu, atvirai pasakius, tai aikštelė jau vietinių ten truputį vėl ten yra problemų su jai. Jau apmokota kažkaip. Jau kokia šiek tiek. Tai jau ten įrengtos kažin stebėjimų kameros? Ne. O čia reikėtų įrengti stebėjimų. Tai dabar gal imkim, aš tai siūlau, nežinau, atsiprašau pirmininkė, bet aš siūlau imti tą, ką mes turim ir iš eilės aptarti kiekvieną punktą programos tas, kur priemonės yra. Taip. Kūdikio kraitelių krepšelis 2000, tai 2000 kūdikio krepšeliui yra likutis, ir tas likutis čia 2000 tokio, nu jeigu tas gimstamumas nemažės, o dar truputį padidės, nes beveik turim nupirkę dar ir šiems O tai kai dabar likutis yra? Likutis, aš nežinau, man atrodo, yra apie Nes 50 dabar. Praeitais tvirtim 60 baros, ar kiek mes o už tvirtim? kokią sumą vienam skiriam, aš neatsimenu. Šiai dienai, man atrodo, Žadėjom didint kažkaip mes 100. 100 eurų, mes buvo 50, paskui didinom iki 100. Sakau, kad Bet kiek Tai už 2000 kaip ir išeitų 20 krepšelių. Bet jeigu dar yra Tai praktiškai, dar yra, jeigu tas gimstamumas, nu, išlieka, tarkim, toks pats. Sakė, tarkim, tai beveik užtenka. Taip, kad čia tų 2000 ir manau, kad nu, apsidraudimų yra tie 2000. Bet tai yra dar pagal senus, kur buvo ten už tuos Jo, tas pagal tai tas senus likutis krepšelius. yra nuo praėjusių metų, jau kaip buvo pirkta už tą 100 eurų, man atrodo. Ir nes praėjusias mes buvom nusiplanavę apie 100 ten tų krepšelių kažkur tai, bet buvo gimė tik tai 48 vaikai praėjusiais metais pas mus savivaldybėj. Kirtų labai mažai žemai gimstamumas ir dabar yra likutis, bet jeigu, žinot, o jeigu šiemet daugiau būtų negu 50. reikia apsidrausti. Ir vis tiek, ir paskui vėlgi, kol kitą patvirtysim, vėl sausis, vasaris, reikia nusimatyti ir įsigyti daugiau, kad turėtų. Nežinau, čia mano pamastymai, kaip Ne, tai viskas gerai. Manau, kad reikia. 2000 paliekam, Taip. O jei ne, tai O paskui jeigu ne pabaigos, tada persikelsim kalendorinių metų, tada vėl teikiam korekciją. Tai plus 20 vienetų, ne? Tai 21. Tai gerai, aš Yra čia tiek daug ir... nereikia. Jeigu 50 gimsta, tai neišeina po 100. Ne, tai jeigu jau yra. Ne, čia 50 turim, jau Likutį turim. jau įsigytų krepšelių. Čia plus O 2000. jeigu gimsta 60, 50. Jau jie yra nupirkti nuo likutis nuo praėjusių metų. 20 užsimeta, tai 70, tai čia būtų. Tai manau, Tegul tik gimsta tiek. Ten ne maistas, ten priemonės. Priemonės, taip. tai manau gerai viskas. Gerai. Viskas Aš tą skiriu. Toliau antras pirmokų krepšelis, tai čia vėlgi Pirmokų priklausys, kiek- krepšelį aš sudėrinau su skyriaus vedėja, jie pasakė, kad tikslinga tokį skaičių skirti, aš jį per daug nesigilindamas įrašiau. Mes ir tų pirmokų labai tikėkime. Pirmokų daugėja pirmokų. Šiais metais 99, pernai buvo 90, tai yra 10% numatomas augimas. Bet dar irgi tų pirmoko krepšelio dar truputį likę, vedėjas sakė 2500 turi užtekti.
Tai gal bazė dėl to, gal ukrainiečiai čia. Ne, ukrainiečiai, man atrodo, kad jau jų čia nedaug. Tiesiog tais metais naujagimių daugiau. 99 pirmokai. 17 metų gimimo čia. Numatoma 99. Buvo 90. Buvo 90%. Tai Būktelėjau. Tai vis tiek, manau, jau jeigu liks, tai nesikelsim pabaigoną. Svarbiausia, kad užtektų. Kitos savivaldybės dėl gimnazijos, tos padėties tikrai neaišku. Tai čia jau... Taip, negalim prognozuoti šių skaičių. Tokiam skaičiui pakankamai. Man asmeniškai du pavyko sustabdyti iš Marijampolės į Junginą, bet jau geriau. Tai žinokit. Duok Dieve, kad jie tiek mes jų ir turėtum. Gerai, toliau šeimų laisvalaikio erdvės kūrimas, ką mes galim padaryti už Dabar va, šituo klausimu reikia buvo žaidimų aikštelės, bet praeitam mūsų posėdyje Laimonas vardas, taip, Laimonas pasiūlė, kad gal kažką tai reikėtų keisti, juolab, kad tų žaidimų aikštelių jau gal ir yra pakankamai čia mūsų nėra, žinau, kad Ne, tikrai pakankamai jų tikrai nėra. Mes tada atsimenu, kai pradėjom daryti tą žaidimų aikšteles, nes buvau to komisijoje, prisimenu, mes taip ir sakėm, pradedam nuo Kalvarijos, didieji miestai, ar ne, o paskui iš lėto einam į kitas ir, aišku, iš karto visur nepadarysim, Kaip bet ir buvo Jungėnuose situacija? Jungienai, Sangrūda, Akmeninės. Nelabai kažkas yra, ne? nelabai, žinau, kad ten tas vaikų darželis. Klausimas, ką už 5000 galima padaryti. Bet dabar 5000. Labai daug pridarys. Bent kažkokius, tai tokius, na, kažkokį treniruotį minimalų. Bet vėl prasideda, žinokit, saugumo reikalavimai, pagrindas padengti. Čia vos ne vieną kokį treniruoklį galėtum už tas. 5000 tai čia tokiam klausimui labai mažai. Nu, bet šiaip tai žinau, kad kitose savivaldybėse tai yra ten tų pridaryta visų. Taip, bet ne už 5000. Kalbam apie pinigus. Tai va ir mūsų šitas, kur yra prie Kirkės, taigi labai tikrai naudojasi vaikų dabar va. Tai va, Pilna. Džiaugiam. Tai kažką, kaip jūs sakote, ir tuos Sangrūdoje, ir Jungėnuose, ir Liubavę kažkokį tai minimalų. Tiek, kad čia 5000. Nu, tai sakau, už 5000. Šiaip gal... Bet mes tikrai buvom prašę Gal tarybos daugiau. kažkokį kaimą, gal kažkokį skirtus pinigėlius. Geriau. Tai tada... Nes čia... Aš ir nerašiau be mūsų posėdžio konkrečiau šito klausimu ir nedetalizavau, kadangi tai diskusijų didelių objektas. Jo, būtų didesni pinigai čia kažkaip. Čia gali tik tai kažkur kažkokius minimaliai. suoliukus paruošt kažkokį tai. Bet, sakykime, galbūt galima būtų kokius tai projektą parengti ir čia taip panaudoti Ar projektą kaip ateičiai paruošt? lėšas ir kad čia galėtume mes prisidėti, žinai. Kaip ateičiai projektą. Galbūt net, sakykime, jeigu šiais metais nieko neišeitų, gal kitais metais šitie pinigai susitaupytų, tai turėtum jau... Bet tai jūs reikia panaudoti? Ar nelabai? Juos reikia, aš nežinau, jau čia finansų reikia klausti. Ne, jeigu mes jų nepanaudojam, jie keliauja į savivaldybės biudžetą, bet jie jau kitais metais ar mes jų galime. Geriau panaudoti jūs. Geriau panaudoti, žinau, kad reikia ieškoti visokių galimybių, kad tų projektų kažkur Bet čia tie 5000, jeigu sakysime ekonomikos, kažkas ten kokios yra strategijos, kažkur daryti tas aikšteles. Aš tai rimčiau labiau link Laimono pasiūlymų pernai metais, kad gal ką nors virtualaus sumastyti. Bet tai nėra sumąstysim už tokią sumą, Laimonai. Turim tą erdvę įmanoma. Bet mes neturim. Nu, jeigu erdvių net. Nu, tikrai turim biblioteką, turim tų patalpų veikiančių. Ir virtualią tą erdvę galėtų. Ne. Aš neatsimenu tik tai, kai buvo, kad ta suma tokia, nes jeigu pernai 26 000 buvo, kodėl buvo nuspręsta, Kodėl nuspręsta tik tai tokia kaip suma vos čia ne? buvo. Ir kažkaip jeigu tai va tos aikštelį, tai iškėlė tą sumą. Taip. Aš tai žinau, kad biudžete vyko diskusijos, kad ten tom žaidimų aikštelėm dabar pasikeitė reikalavimai. Jas visas turės savivaldybė perimti, reikia leidimų ir reikės kasmet, tai už tai nenorėjau. Patikra kasmetai. Už tai dabar jie kažkaip nenorėjo jų. Tas pats ir su šitom buvo. Ir šitais reikės renovuoti ir pakeisti dabar visas. Yra dangos visos viskas, man daug reikalų.
Arba tą dalį, tarkim, yra kažkokia žaidimo aikštelė, tai prie tos žaidimo aikštelės kažką tai priedo padaryti, nežinau, papildomai. Čia visada galima šitą dalyką, gal. Aš manau, kad šį klausimą mes vis tiek nebūtina dabar nuspręsti, mes turėsime dar laiko pasiūlymą viskam. Kam mes skiriam tuos pinigėlius? Kiekvienas pagalvosim ir paskui aš manau, kad ir tais elektroniniais laiškais galim pasidėstyti mintis ir tiesiog sekančio susirinkimo metu tada nuspręsim, ar turim to laiko. Matai, Laimė, mes išteikiam tarybai, spręsti, ar mes už čia paliekam, ar kažkur kitur. Tai aš dėl to ir rašiau taip truputį aptakiai, kad paskui galima būtų... Ne, tai juos reikia palikti, be abejo, ir čia... Galbūt kaip tik iš ketvirto kelti, tada į trečią. Iš ketvirto švietimo skyriaus vedėjas sakė, tai minimali suma, už kurią rugsėjo 1. Tai čia niekaip jau. Nes šito, kad mes sumastėm rugsėjo 1 šventę, daro kaip jau iš šitų lėšų, atsimenat, kur čia parkai iš šitų lėšų. Ir jeigu lieka tų pinigėlių, bet jūs sako, paprastai nelieka švenčių, kalėdinių švenčių, prisideda prie kalėdinių švenčių organizavimo, bet pagrindė tai rugsėjo 1 šventį. Tai irgi nėra dideli pinigai, taip atrodo, kad jie... Žinokit, ten irgi grupė, scena, įgarsinimas. Tai čia faktas, dėl to tai viskas ok, tik tai... Ir tikrai gali suvažiuoti iš kitų vietovių į tą šventę rugsėjo 1. Taip, tik tai galvoju, gal apskritai šventės organizavimas kultūros centrui galėtų atitekti ir mes kažkaip kitiem metam tos lėšas gal kitaip persidėstyti. Aišku, tai irgi šeimos stiprinimo dalykas šitos šventės. Ne, žinau, buvo diskusijos apie kad, bet paskui vėlgi ten su biudžetu, geriau, kad jos liktų pas mus. Tai čia susirenka ir vaikai, ir tėvai. Na, taip, iš tos pritam galima. Jau sunku ištraukti iš to miestelio. Taigi, gerai. O klausyk, Laimonai, čia paplėtot apie tą idėją virtualią, gal galėtumai keliais sakiniais? Yra projektoriai interaktyvūs ir tie žaidimai visokie ir loginiai, ir judesio, ir tas pats krepšinio ten mėtymas, bet viskas erdvėj. Tarkim, tavo laukelyje, atėjęs viduje gali žaisti. Ar ten matematinė visokio uždavimų. Ta ant sienos, ant grindų, ant visų. Manau, kad yra idėja, juolab, kad vasarą tų veikų vaikai lyg ir turi. Žiemą yra tikrai su veiklų su tėveliais praktiškai nedaug. Tikrai nedaug. Bet tai čia reikalinga... Bet tada turi būti patalpoje. Visą tai turi būti patalpoje. Taip. Tai gerai, iš karto galvokim patalpą. Jo, čia svarbiausia, sakyčiau, kareivinys, bet tai kareivinys... Patalpa, kur? O biblioteka jau kita jurisdikcija, taip? Tai tada pervedam biblioteką ir tegu biblioteka perkasi vienas dalykas, antras dalykas Vilmės riekam kalvarijų. O mes turim savivaldybę ir Liubavą, ir Sangrūdą, ir Ilgėnus, ir Aistiškius, ir Akmenėnus. Nu, sakyčiau, gal kiek turim pinigų pagal tai keičiasi, galima labai didelį. Kažkokį kaimuką palėpti. Galima tik ant sienos, galima ant sienos ir ant grindų. Ten yra tikrai visokios. Šiaip tai yra bibliotekų iki... Sakyčiau, tokius dalykus tik pasirašau. O tai nuo kiek kainos prasideda? Yra nuo 1,5 vieno to įrenginio ir jis padengs turbūt kokią 12 kvadratinių metrų, gal daugiau. Reikėtų tikslinti, aš taip labai abstrakčiai. Jeigu nuo 1,5, tai mažu kažką minimum Renata, jis gal geriau žino šitą klausimą. Gal tada skiriame įrengti bendruomenėse po tuos 1,5. Vieną Sangrūdoj, vieną Kalvarijoj. Tai interaktyvų? Jo, yra interaktyvų. O atsiprašau, apie to pačiu, tai įranga negalima, sakykime, šiandien čia į to sudėtinga, ne? Mobilus dalykas, ten vis tiek sureguliavimai, davikliai, viskas, nes visgi žmogus juda į pagauna, ten visi tie, jis nėra taip labai. Šiaip tai iš tikrųjų įdomi labai mintis, galėtume kiekvienų senelių, kaip jūs sakot, po vieną tą, kad ir tą nuo 12 kvadratų pradėti,
būtų pinigų galima išplėsti. Taip, tai čia šitą galima. Ir tada galėtų tikrai būtų toks, įdomus dalykas iš tikrųjų. Tik tai ta priežiūra, kas apsimis ir kas įleidinės tos vaikus. Tai čia gal reikėtų su Edita, su bendruomenėm pakalbėti, ar jie apskritai apsimtų, ar norėtų to dalykų. Čia mūsų ir komisijos vienas iš tikslų yra būtent koordinavimas institucijų įstaigų visų kažkokiem bendriem tikslam. Čia matot, tas apsieinimas, tai toks yra, vis tiek jos yra mūsų įstaigos, institucijos ir jos mūsų yra pavaldume. Bendruomenės ne visai. Bendruomenių tai taip, bet... O čia ko gero turėtų, reiškia, prižiūrėti, ko gero turėtų bendruomenės, nes nei seniūnija neprižiūrės. O kodėl neprižiūrėtų tas Taip, seniūnija? toj patalpoj, kieno ta patalpa, tas jau turėtų prižiūrėti. Bet vėlgi reikia ten, kur ta veikla vyksta, kažkokia, kur renkasi tie žmonės. Šitaip, mano toks pasiūlymas, paliekam tuos pinigėlius toje eilutėje šiam posėdžiui ir paliekam, taip, erdvės, kur mes, ar viduje, ar laukia, ta erdvė gali būti bet kur. Taip. Ir ar tai bus žaidimų renginys, ar tai bus šeimų laisvalė. Ar kad būtų aiškiau jums, dabar sakykime, imama seniūnija, Akmenynai turi seniūniją erdvę, turi. Į bendrą su kultūros centru, bet tai yra vis tiek mūsų erdvės savivaldybės. Tai jie ateina į mokyklą, į Saliukė. Liubave turim erdvę. Samgrūdoj turim erdvę. Kalvarijoje turim erdvę. Turim Jungėnai, kaip tas miestelis toks didesnis ir ten galima rasti kažką. Ir aš pritarčiau šitai tokiai idėjai, čia yra nauja inovacijos, čia labai toks... Kiekvienai seniūnėje po tokį. Labai daug žingsnių yra ir tą bendrystę, įsivaizduokit, visokie ten žaidimai loginiai ir gali ir tėvai su vaikais ir panašiai. Įvairiai labai, nes nuo specifikacijų vėl reikia įsivertinti, kokias turime erdvės, kokias sienas, ten grindis, kiek turim to ploto, pagal tai renginys. Tai jau aš paimkim 2000. Prie to pačio, viskai atsiprašau, Renata, aš tai manyčiau, reikėtų tikrai paprašyti gerbiamų Laimonų, kad, sakykime, pramastyti apie 4-5 tų įrangos įsigijimą, kiek reikia minimalaus plotų ir su galimybę praplėsti pagal poreikį. Tai būtų šituose didesniuose centreliuose ir visi būtų labai patenkinti. Negausimės? Iš kur? Papildomai, kad skirtų, tarkim, visom seniūnijom, ne? Tarkim, šita suma gaunas, ar jeigu papildomai prašyti... Gera idėja, čia labai gera idėja. Aš manau, palaikys ir taryba, ir meras, ir manau, šitų pinigų gali ten dar atsiras papildomai. Tai kiekvienas reikia pasiruošti įsivertinti, kiek tikrai viskas tiksliai. Tai aš ir norėjau pasakyti, šiam tarybos posėdžiui mes pateikim tokį mūsų planą, paprašykim Laimono, kad jisai tiesiog pasižiūrėtų galimybės, kainas, ką mes galėtume įsigyti ir jei galbūt kažkiek trūktų, tada rašytumėm nuo komisijos prašymą papildomam finansavimui ir... Gal liktų nuo čia kažkur? Gal kažkur, kas liks žinosim. Kas liks žinosim pabaigoj metų, rugsėjo. Pabandyti paprašyti. O dabar paprasčiausiai pasižiūrėti, Laimonas pasižiūrėtų galimybės ir tais, kad ką mes galim įsigyti ir kiek mes galim įsigyti ir gal... Aš tai siūlyčiau 5 objektus, tai būtų padengta visa savivaldybė ir kiek tada reikėtų finansavimo pradžiai minimaliem. Taip. Aš irgi už. Tai gerai, tokia idėja, manau, čia vystų ir labai gera idėja. Gerai idėja. Nes tas visas, žinau, ten daiktiniai tie dalykai, tai jisai, žinau, panaudoja ir jisai pamiršai. Tuo labiau, O čia vis tik... O čia vis tiek, ir judesį skatina, ir mąstymą. Tuo labiau, kad bendravim, kaip čia... Bendrystė iš tikrųjų. Ne tik vasarą, bet ir nužymos. Kad tas jaunimas dabar tokiu būdu bendrauja. Ir jaunimas, ir senimas, ir visi bus ta tikroji šeima, sakykim, su visais. Žinot, kas ar nesusitikla. Viskas tvarko labai gražiai idėja, tik tai žinau, kad reikia pamastyti ir kitą variantą, teisinius niuansus. Jeigu mes, tarkim,
perkam ar ne dabar tą dalį, tai aišku, pirkimai vyks iš savivaldybių. Ir mūsų biudžete bus. Ir bus viskas šitam biudžete ir bent kaip, kokiu būdu ar galės perduoti bendruomenį. Tai jau čia turi. Tai ne bendruomeniai būtinai perduoti, Renato, nebūtinai kam perduoti bendruomeniai, mes perduosim, sakykime, Kam? kultūros centrai, patalpas. Taip, tai sakau, apie tai irgi reikia kalbėti, nes bendruomeniai perduoti negalės. Ne. Tai tada kokiam, ar tai bibliotekai, nes galės tik savo įstaigom savivaldybei. Susibendraus seniūnija su kultūros ta erdvė ir viskas bus įspręsta. O aš dabar noriu paklausti, o pas mus savivaldybėje kiek bibliotekų viešųjų yra? Viešoji viena yra tik Viena, tik padaliniai. Kiek raudų yra? Jusevičiai, Sangrūda, filialai. Liubavas. Bet vėlgi neaišku, kokias jie erdves turi. Kokias erdvės, čia vat namų darbus biškį pasidaryti. Kaimuose tai mažo, žinokit. Mažus. Tai bet aš turiu omenyje būtent šitas, tai kiekvienam kaime nepadarysim. Ne. Liubavas, Sangrūda, Akmenynai, Kalvarija, Jaunėnai. Viskas, 5 vietos. 5 objektų. Taip. Iš Sangrūda ateis iš Radiškis, iš Mūsų, į Jungėnus, iš Trakiškių, į Kalvariją, iš Liubavo, vėl ten aplink. Čia irgi didesnės patalpos atneškit. Taip. Na, aš pasiruošiu, sakau, pasidarysiu biškį. Viskas tada. Labai gera idėja. Kitam kartui. Tai Su siekantis. skaičiais būsiu. Jo, siekantis klausimas, vystom šitą idėją. Tai šitą pritarėm. Labai. Pritarė. Tai dabar Jau Diemas. planų. dabar dėl, čia šventės jau paminėjom, čia mes aptarėm. Tai čia rugsėjo 1. Tai čia Jau čia 4 klausimas, liko 1 klausimas, 5 kiti klausimai. Tai dėl kitų klausimų, ką nors. Ir aptarimai. Čia gal pagrindinis tas va buvo. Jo šitas. Tai tada jau tie paskutiniai, tai jūs tada ruoškite informaciją visuomeniai, projektą tarybai. Laimonas analogiškai vysto šitą idėją. Žmonės, kuo daugiau turi sužinoti apie mūsų Tai grubiai, kada mes planuojam tada aptarinėti šitos klausimus? Čia geriau. Manyčiau, tai čia gal po tarybos posėdžių ar prieš tarybą. Per kiek laiko tu darytum? Laiko tau. Tai pagrindinis klausimas, kiek jų studijos jums užtruks. Tai matau, sakykime, čia šitas yra, galime mes įtraukti papildomų tiesiog, tame. 12. Tai galim ir po tarybos posėdžio susirinkti greitai aptart. Aš jau būsiu pasiruošęs. Bet šitam tarybos posėdžio aš jau nebespėsiu, nes pirmadienis yra paskutinė diena, balandžio mėnesio posėdžio. Ne, tai čia viską, ką mes... Aš tik tai kalbu dėl... Tai dėl vieno klausimo, tada Ne, aš tai pasiūlau šitaip, mes tada pritarėm 23 šitam ir pritarėm tom sumom, sakyčiau. Mes, O paskiau mes vystom tą tokią idėją jau. Tik tai susirenkam pasikalbėti dėl to, ką turim, kas įmanoma. Gal ten būsit pasidomėję dėl patalpų kažkokių kažkas, tai ir aptarsim greitai ir tiek. Nu, čia net neformalus gali būti susirinkimas. Taip, neformaliai. Nebūtina skelbti šitą postą. Taigi, kolegos, labai malonu, kad mes taip greitai apsisukom ir gana gražių klausimų pasprendėm. Duok Dieve, kad jie būtų įgyvendinti. Ačiū, posėdis baigtas. Ačiū. Išjungiam. Ačiū.